Didžiąją dalį savo gyvenimo Žakas Fresko projektavo ateities miestus. Štai kaip tai atrodo, technologijos naudojamos visų gerovai ir pinigai neturi jokios reikšmės. Tai Venus projektas. Ir apytiksliai 50 milijonų žmonių visame pasaulyje žino apie šį projektą. Pour cela, sachez-le, The Venus Project, le projet Venus. El proyecto Venus comenzó al industrijski genijalac Jacques Fresco. Galbūt dar neteko girdėti apie Žaką Fresko, tačiau jis yra žinomas visame pasaulyje. Jis dokumentiniuose filmuose, žurnalai Europoje rašo straipsnius apie jį. Atvykau į Floridą į vietą, kuri vadinasi Venus projektas. Susitikti su žmogumi, kuris turi aiškę viziją, kaip ateities miestai turi atrodyti. Fresko vizija daugiau nei architektūra. Jis mato savo miestus kaip įrankius plėtoti žmogiškas vertybės. Aš žinau, kad aplinka formuoja mūsų vertybės. Žmonės, kuriuos žinom, žmonės, su kuriais bendraujame. Kas skatins žmonės ateityje? Pasaulis be karo, pasaulis be neapykantos, be fanatizmo, prietarų. Ateitis nėra fantazija, sako Žakas, tai namai kiekvienam. Žakas sako, kad turi sprendimą, tai jo suprojektuoti miestai. Mes rodome pasaulį, kuriame vertybės kitokios. Jie turi užuojautą jausmą vieni kitiems ir rūpinimąsi aplinką. Jis savarankiškai išsilavinęs dizaineris, inžinierius ir futuristas, kuris tikrai tiki, kad visuomenės ligos gali būti išgydytos tik išmetus dirbtines taisyklės, kurios egzistuoja šiandien. Ištekliais grįsta ekonomika teigia, kad jei pripažinsime Žemę ir visus jos išteklius visų žmonių paveldų, nebelieka armijų, laivynų, policijos ir kalėjimų poreikio. Visa tai yra nereikalinga, jei žmonės turi prieigą prie dalykų, kurių jiems reikia. Papasakokite, kas tai yra. Miesto centras turi kompiuterį. Kompiuteriai nekontroliuoja, kartoju, nekontroliuoja žmonių. Viskas, ką jie daro, tai atlieka jiems paskirtas funkcijas. Žmonės negali būti pilnai sąžiningi be žinių, kaip įveikti nepriteklių. Jis kalbėjo apie visus šios dalykus, kai dar tai nebuvo populiaru. Kad pasirūpinti žemę, pasirūpinti aplinką, mes turime pakeisti savo mąstymą ir socialinius užmojus dėl žmonijos brolybės. Jei turėtumėt laisvą visuomenę, negalėtumėt paimti žmogaus į karą. Jei turėtumėt protingą vaikų auginimą, jie sakytų, turi būti daugybė kitų būdų spręsti problemams vietoj to, kad žudyti žmonės. Mes kalbinome į savo laidoje, buvo didelė garbė, tai labiausiai žiūrimas laidos įrašas. Tai nėra vien tik apie ekonomiką ar technologijas, tai visiškai kitoks būdas žiūrėti į žmoniją. Jie paima grupelės mokslininkų ir inžinierių ir kuria lėktuvus, su kuriais paskui bombarduoja miestus. Kokie jie dar mokslininkai, jei prisiekinėja savo šaliai vietoj to, kad prisiektų žemę ir visiems joje gyvenantiems žmonėms? Tai būtų mokslininkas. Man. Jis yra Venus projekto įkūrėjas, kuris integruoja mokslą ir technologijas naujai visuomeniai, paremtai rūpinimuose žmogumi ir aplinka. Pagrindinė funkcija yra maksimalizuoti gyvenimo kokybę vietoj pelno. Ponas Žakas Fresko. Mes turime išmokti valdyti tikrą ekonomiką, ne šią pelnų paremtą, žmogaus pagerinimui, tada pamatysite civilizuoto pasaulio pradžią. Turėtų būti privilegija tarnauti visuomenės nariams, ne dėl apdovanojimų, medalių ar garbės už tai, ką padarome, o dėl to, kad garbė yra tai daryti. Žako darbas suteikė prasmės daugybę žmonių gyvenimuose ir aš jaučiuosi labai dėkinga, būdama viena iš jų. Aš nematau nieko prasmingesnio nei dirbti toliau ties Venus projektu, nes tai yra tokia pozityvi pasikeitimų kryptis. Aš priimsiu kiekvieno jūsų pagalbą, kol ir toliau tęsiu pristatyti šią kryptį kitiems žmonėms, darydama viską, kas įmanoma, dėl protingesnio pasaulio. Ir esu be galo dėkinga tiems, kurie dirba su manimi. Roxana Meadows.